nuotaikos kokios. Malonu, kad jau prisertina sezono, sakysim, pabaiga ir prasideda titulų gynimai konkrečiai. Taip, kad federacijos taurė prasideda, mes laukiam tuo ir ruošiamės rungtynėm. Sutinkat, kad gavot sąlyginai silpniausią varžovą? Na, nepavadinčiau silpniausias, vien todėl, kad prasimušti ketvirtą kelianiam pavyko, o matot, šiuo metu visų klubų situacija panaši, sakysim, imant netgi mūsų rungtynę su Šiauliais, imant Žalgirį žaidžiant LKL BBL, sakysim, jėgos apsilyno dar dėl vienokio ir kitokių priežasčių ir aš nemanau, kad mūsų varžovas yra silpniausias. Mes ruošiamės žaisti pilną jėgą ir nesvarbu, koks tai miestas, koks tai pavadinimas. Kokį įspūdį Šiauliai ir Žalgiris palieka? Na, Šiauliai, pasakyčiau, su mumi žaidė labai puikiai ir tikrai turėjom rimtų problemų, po pasekojo pralaimėjom. Aišku, Šiauliai visat namie žaidžia pakeliai, truputėlį kitaip negu išvykose. Ir paliko labai gerą įspūdį. Žalgiris šiuo metu turi šiokių tokių problemų, sakysim, vidaus problemų ir rezultatai nėra kažkokie stebinantys, bet jie nepralaimi, jie kaunasi. Ir aš manau, finalas yra visiems finalas ir visi sugebės susikaupti, taip kad turėtų ketvirtas būti įdomus. Ginevičius sakė, kad Žalgiris neprognozuojamas, sutinkat? Na, matot, jeigu mums pavyktų papulti į finalą ir Žalgiriui pavyktų, vėlgi tos rungtynės yra daugiau ne krepšinis, kiek psichologija. Kaunas Vilnius, Žalgiris Rytas ir aš manau, kad bus įtemptas finalas, jeigu jisai bus tarp mūsų dviejų komandų, nes mums dar reikės papulti mes. O šiaip, na taip, vieną dieną žaidžia geriau, kitą dieną prasčiau. Tačiau metu tikrai Žalgiris turi problemų. Vis tiek ruošiatės prie Žalgirį, kaip apsunkina tai jau? Na, nesiruošėm, mes galvojom, kaip ir ruoštis Žalgiriui, bet po gero, sakysim, paskutinių kelių Šiaulių rungtynių sudvejojom, kad turėtume ruoštis tiesiogiai Žalgiriui, taip kad mes dabar Žalgiriui nesiruošėm. Mes žinom, ką jie daro, mes žinom jų derinius, bet konkrečios treniruotės Žalgiriui dar nedaro. O neapsunkintų tai, jog dažnai keičiasi Žalgirio treneriai? Apsunkina. Iš vienos pusės, gal sakysim, patiems žalgiriečiam nėra gerai, nes keičiasi kažkokios filosofijos krypčiai. Iš kitos pusės ir mums nėra gerai, nes mes nežinom, ką, kaip naujas treneris, kaip norės žaisti. Tai žaidėjas taip, kad, sakysim, labai situacija dviprasmiška, negaliu pasakyti, ar tai gerai, ar tai blogai. Bet vis tiek mes matę stiprių varžovų ir mes mokam jiem ruoštis, mes ruošiamės pilną jėgą. Na, o kaip bus, žiūrėsim, jeigu susitiksim. Bendravot su kuriuo nors iš finalinio ketvirto trenerių? Na, bendravom su visais treneriais. Šiaip, gal sakyčiau, artimiau bendravom su Gintaru Trapiku, su Ramūnu Būtautu, su Maskoliūnu šiuo metu nebendravom. O šiaip ir su Antanu pabendraujam. Neturim problemų. Mes treneriai problemų neturim. Na, dar konkrečiai nekalbėjom apie Nevėžį, vien todėl, kad vakare šiandien darysim mūsų treniruotę žaidybinę, būtent Nevėžiui šiandien rytinė yra pamėtymas. Ir senduosim, na ką, reikia švęsti. Aišku, visų pirma, individualiai mūsų krepšininkai gal stipresni, bet vėlgi yra susikaupimas, vėlgi yra gynybos viens prieš vieną, paskui seka, aišku, komandinės gynybos, mes žinom Nevėžio derį, žinom, ką jie nori, bandysim ką užginti. Sakysim, paskutinės rungtynės su Klaipėda mums pavyko neblogai, ne todėl, kad laimėjom didelių taškų skirtumų, bet kad neblogai gynėmės ir to pasigėdau rungtynėse su Šiauliais, kadangi žaidėjai pagalvojo, kad galima gaisrą užgesinti gaisru, kas neįvyko. Šiauliai puolime žaidė kur kas sėkmingiau, nors nesakyčiau, kad mes strigom puolime, vis tik įvedėm 100 taškų, bet vis tik manau, kad tas raktas pergalė yra gynyba. Kaip yra su Valančiūnais, už pervairą sužaidžia savo kafę, tai pamėgtis rungtynę? Jo, mes neturim problemų su savo žaidėjais, visi mes galim
bent jau aš tiek informuotas, kad turėjo sužaisti 5 rungtynes Valančiūnas, kad galėtų žaisti taurę ir jis tą atliko.